Labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybė nori atgaivinti ir įgyvendinti Jono Basanavičiaus mintį ant Tauro kalno pastatyti tautos namus. Per 100 metų idėja vis iškildavo lietuvių tautos istorijos kryžkelėse, kai norėta sutelkti tautą. Šiandien buvę profsąjungų rūmai parduoti verslininkams, todėl tautos namai glaustusi tarp komercinių patalpų. Pirmasis apie reikalą lietuviams turėti tautos namus 1907-aisiais, kai Lietuva priklausė Rusijos imperijai, paskelbė daktaras Jonas Basanavičius. Pasak kultūros istorikės Irenos Vaišvilaitės, tautinių institucijų kūrimas būdingas toms tautoms, kurios gyvavo daugiatautėse imperijose ir neturėjo savo atskirų politinių teisių. Tokie Austro-Vengrijos imperijoje buvo čekai, iš kurių Basanavičius ir perėmė šią idėją. Todėl akivaizdu, kad galvodamas apie lietuvius Rusų imperijoje, Basanavičius manė, kad tautos namai sutelks lietuvių visuomenę. Tautos namų statymas šiuo metu kažkaip kertasi su tuo pačiu faktu, kad mes turim valstybę. Lietuvių tautos namai yra Lietuvos valstybė. Ir kitų namų, mažesnių, kažkaip taip apribotų, aš nežinau, ar mums reikia, mes bet kurioje vietoje galim, visos mūsų organizacijos gali veikti Lietuvos valstybei. Vilniaus vicemero Algirdo Paleckio teigimu 100 metų tautos namų idėja aktuali ir šiandien, nes reikia puoselėti tautiškumą. Tautos namuose įrengtose salėse būtų eksponuojami tautiškumo simboliai, veiktų liaudies meno parodos, galėtų burtis meno kolektyvai. Tauta išsivaikšto ir tauta, kaip pasakyti, valstybė yra, bet tauta išgyvena sunkius laikus, todėl kad klesti individualizmas, klesti liberalizmas, žmonės nebeturi tokio sveiko kolektyvinio jausmo. Paleckis tikisi, kad vienintelė galimybė įgyvendinti tautos namų projektą bendradarbiauti su verslininkais, kuriems dabar priklauso visi buvę profsąjungų rūmai, ir tautos namai taptų privataus verslo ir savivaldos bendradarbiavimu. Labai keistai atrodo tautos namai sujungti su kažkokiu komerciniu projektu. Tai čia jau tada tikrai yra oksimoronas, sunkiai suderinami dalykai, nes tada klausimas, kodėl ne tautos namai ne Akropolį, pavyzdžiui, Akropolį 2, kurie jau savaime yra traukos centras. Paryžius turi savo panteoną, tai ten yra didžiulis pastatas ir kompleksas pastatų, kur yra palaidoti iškiliausi Prancūzijos veikėjai. Pradedant Napoleonu, baigiant prezidentais. Be to jie turi tą defansą. Tai yra kompleksas modernus, kuriame yra visko. Jie turi ir Pompidou centrą, modernesnį tokį centrą. Taip kad yra tų pavyzdžių Europoje tikrai. Ir manau, kad ir mums reikia. Vaišvilaitė sako, kad valstybė jau atstato vieną iš valstybingumo simbolių, Valdovų rūmus. Todėl jos teigimu tikslinga būtų pirmą įgyvendinti šį projektą, pažiūrėti, kaip jis pasiteisins ir tik tada galvoti apie naujų namų statybą. Suburta darbo grupė sausio viduryje turėtų pateikti siūlymus dėl tautos namų.